to take a very short journey with me as we explore intuition. Taigi aš kviečiu jūs į labai trumpą kelionę kartu su manimi, kurios metu mes tyrinėsime intuiciją. As you know, it's a short evening, Žinot, kad šitas vakaras bus gana trumpas, and yet we'll explore deepening our understanding of what intuition is, tačiau per jį mes pabandysime suprasti, šiek tiek pasigilinti, kas yra intuicija and more importantly, what it means to you. ir dar svarbiau, ką jinai reiškia būtent jums. We want to explore briefly some of the value of using our intuition in our lives, Sužinosime trumpai, kokią naudą duoda intuicija, būtent jos naudojimas mūsų gyvenime. and what are some of the principles that we can follow to help us be more effective in using our intuition. Ir kokie yra pagrindiniai principai, kuriais mes galėtumėm sekti tam, kad sustiprintumėm savo intuiciją. So let's take a look at first some ideas about intuition, Taigi pirmiausia, pasižiūrėkime į keletą idėjų apie intuiciją. some beginning definitions. Tiesiog pirmi kažkokie tai apibrėžimai. This is a definition that I came up with some years ago. Tai yra mano paties apibrėžimas, kurį aš prieš keletą metų atradau. Tai intuicija yra tiltas į jūsų aukštesnį sąmoningumą, jūsų dalis, kuri ilsisi ant visokeriopio žinojimo, išminties, tiesos ir meilės pamatų ir neribotų galimybių. So please, as we move through some material tonight, I invite you to think, what does it mean for you? Taigi šį vakarą, kai mes kalbėsime būtent apie tą savo temą ir pristatinėsiu kitą medžiagą, aš noriu jūs pakviesti pagalvoti, ką intuicija būtent reiškia jums ir kaip jūs ją suprantate. This is an American psychic, intuitive, and famous author, John Howard. Čia yra būtent apibrėžimas, kurį siūlo Jonas Hollandas, žinomas amerikiečių aiškiaregys, mąstytojas, rašytojas. Jis sako, kad intuicija yra sielos kalba. Mes visi gimėme turėdami gilų vidinio žinojimo jausmą. Tai viena iš didžiausių dovanų, kurią mes turime, kuris saugo mus pajungtus prie mūsų aukštesnio savęs, visatos ir mūsų dieviškosios dvasios. So please allow a deep breath Giliai įkvėpkite and reflect on that idea. ir pagalvokite apie šią mintį. It reminds me of a story. Man tai primena vieną istoriją. Imagine this, please. Įsivaizduokite štai ką. It's a small shopping plaza. Nedidelis prekybos centras, There are 3 stores. 3 parduotuvės. They're side by side. Jos yra viena greta kitos. And all 3 of the merchants are concerned about business. Ir visi 3 parduotuvių savininkai labai rūpinasi savo They verslu. want to bring more business to their store. Jie nori prisivilioti daugiau klientų. So store owner number 1 has an idea. Taigi pirmajam parduotuvės savininkui kyla mintis. And I know you know this idea. Ir žinau, kad šita mintis jums visiškai nėra nauja. He makes a big sign Jis padaro didžiulę iškabą and he puts it in his front window so everybody can see it. ir jisai padeda iš karto į priekinį langą, kad visi matytų. Big sale. Didysis išpardavimas. You know, you've heard this before. Tai jau esat girdėję, ar ne? Honey, I saved 40%. Brangusis, aš sutaupiau 40%. And then sometimes the other honey says, but you could have saved 100% O tuo metu brangusis atsako, betgi galėjai sutaupyti 100%, if you didn't buy jeigu anything. nebūtum nieko pirkęs. I have this discussion with my wife frequently. Mes gana dažnai apie tai kalbame su žmona. So on the other end, the second store owner, he's also concerned about business. Taigi kitoj pusėje esančios parduotuvės savininkas taip pat rūpinasi, kaip privilioti daugiau klientų. And he makes a very similar sign and yet different. Ir jis padaro labai panašų, bet šiek tiek kitokį užrašą. His sign says, even bigger sale. Jisai sako, parašyta dar didesnis išpardavimas. Everything must go. Išparduodame viską. Meanwhile, the store owner in the middle is thinking, what can I do? Tuo tarpu viduryje esančios parduotuvės savininkas svarsto, kągi daryti jam, It's working very good. More and more customers are coming to these stores. nes šiem savininkams sekasi, vis daugiau žmonių ateina į parduotuvės. The store owner in the middle is a Silva Method graduate. Parduotuvės esančios per vidurį savininkas yra Silvietis. He took the class with Deimante. Jisai pas Deimantę seminarą yra išklausęs. He puts his 3 fingers together. Jisai sudeda 3 pirštus
And he makes an even bigger sign. ir pasigamina dar And didesnį. he puts it right in the middle of his window so everybody could see it. Ir padeda per patį vidurį, kad visi matytų. And his sign says, O jo main entrance. pagrindinis įėjimas. My question to you, Noriu užduoti Jums klausimą. was he intuitive Ar jis buvo intuityvus? or was he creative? Ar jis buvo kūrybiškas? Or did he just have a good idea? Ar jam tiesiog šiaip šovė gera mintis? May I say, who cares? Pasakysiu taip, koks skirtumas? Because creativity, innovation, intuition seem to come from the same place within us. Nes intuicija, kūrybingumas, inovatyvumas tai ateina iš to paties šaltinio esančio mūsų viduje. So part of our mission tonight is to begin to create main entrances to our higher self. Taigi vienas pagrindinių mūsų šio vakaro tikslų yra pradėti kurti pagrindinius įėjimus į aukštesnį save. And it is my hope that even in our short journey together tonight, that we can make more sense of it together. Ir labai nuoširdžiai tikiuosi, kad ir per šitą trumpą kelionę mums pavyks labiau prisiliesti prie šitos temos. And why is that important? Kodėlgi tai taip svarbu? Because when it makes more sense to us, and when we understand our intuition and trust it, we can do more with it. Nes kai mes geriau suprantame savo intuiciją, kai labiau ją pasitikime, mes daugiau galime su ja ir nuveikti. We can make better decisions to help our family. Mes galim priimti geresnius sprendimus, kad padėtumėm We savo can make better šeimai. decisions to help our patients, Galime priimti geresnius sprendimus, kad padėtumėm savo pacientams, our customers, savo klientams, maybe our community. galbūt savo bendruomeniai. So we want to explore that tonight. Taigi šį vakarą mes būtent tai ir pabandysim padaryti. So what I'd like